Taigi teitų situacija darosi vis įdomesnė. Ką tik grįžau iš teismo posėdžio ir jie vis dar laikomi sulaikyti čia pat. Vyksta spaudos konferencija. Štai naujausia informacija. Prokuratūra teigia, kad jie turėtų būti sulaikyti ir kad viskas turėtų tęstis taip, kaip yra dabar. Jie turėtų būti, nežinau, vienutėje, 23 valandas per parą, kartu su nusikaltėliais, žudikais ir žmonėmis, kurie, kaip manoma, kelia pavojų visuomeniai. Tačiau, kai gynyba paprašė pateikti bent kokių nors įrodymų, ką nors, ką pateikė Jungtinė karalystė, gynyba sakė, na, mes nežinome, mes neturime visos bylos medžiagos. Gali prireikti 60 dienų, kol gausime bet kokią informaciją ir visą bylos paketą. Ir tik tada gynyba jį gaus. Andrew Tate'as visiškai žinojo, kad bus suimtas, nes jis vykdė beveik genialią socialinių tinklų strategiją. Kad bandytų įtikinti mases, jog visa tai yra vienas didelis išgalvojimas, vienas didelis vyriausybės kontrolės planas, skirtas užčiaupti žmonės ir atimti jų žodžio laisvę. Ir žinoma, yra tiek daug kompromituojančių įrodymų apie tai, ką Andrew Tate'as yra sakęs ir daręs, kas beveik patvirtina faktą, kad jis buvo suimtas. Tačiau iš kalėjimo, arba galbūt jo socialinių tinklų komanda už kalėjimo ribų, jis dalyjasi, kaip yra laikomas pačiomis baisiausiomis sąlygomis ir kaip tai yra nežmoniška. Ir jis taip pat džiaugiasi žmonėmis, kurie stovi prie jo kalėjimo su plakatais, palaikančiais jį ir laikančiais jį nekaltu. Dabar tai įdomu, nes mes iš tikrųjų turime jo vaizdų nufilmuotų prie kalėjimo. Gerai, pažiūrėkite šį vaizdo įrašą akimirkai. Vienas gerbėjas nufilmavo kalėjimą ir čia galite matyti Andrew Tate'ą. Na vėlgi, tai nėra pats geriausias vaizdo įrašas, bet atrodo šiame vaizdo įraše jis užsiima aikido, už ką visi jį sveikina. Bet štai jis. Jūs matote Andrew Tate'ą ir tikrai įdomu pagalvoti, kad dabar gyvename tokiais laikais, kai žmonės gali filmuoti kalinius iš už kalėjimo ribų, tiesa, tai juk beprotiška. Bet dar daugiau, Andrew Tate'as ragina šios žmonės ateiti su plakatais. Ateiti su plakatais, kas savaime yra įdomi istorija. Yra dar vienas vaizdo įrašas, kuriame jis pastebėtas, tačiau tai, ką Andrew bando padaryti dabar, yra pasinaudoti savo šlove, gebėjimais ir žiniomis, kad taptų viešą įvaizdį, nes jis neatsirado iš niekur. Akivaizdu, kad jis turėjo labai sumanę klipų strategiją. Kai staiga šis vaikinas buvo visur su klipais ir panašiai, sakydamas prieštaringus dalykus, kol galiausiai tapo tikra mega žvaigžde. Tačiau internete yra tiek daug įrodymų apie jį. Ir tai tikrai kelia didelį diskomfortą. Tačiau jis sėkmingai sukūrė pasinaudodamas savo areštų diskusiją apie tai, ar tai yra tyčinis veiksmas prieš jį. Ir jis tiesiog vis tai kartoja. Na pažiūrėkite akimirkai į jo X paskyrą, gerai? Tai jis, 8 diena, specialiojo laikymo skyriuje. Tai yra baudžiamojo laikymo skyrius tiems, kurie nužudo savo kameros draugus. Jokių pirkinių kalėjimo parduotuvėje, jokio telefono, jokio pasivaikščiojimo kieme. Blogiausios sąlygos, kokias ją vyriausybė suteikia teroristams ir psichopatams. Esu nekaltas, kol neįrodyta kaltė. Ekstradicija man neegzistuoja. Esu ieškomas užsienio valstybės. Esu Amerikos pilietis. Kodėl aš čia? Taip, gerai. Ir jis čia. 7 dieną buvau specialiojo laikymo skyriuje. Man buvo leista mankštintis 1 valandą per dieną tik 2 kartus. 5 dienas iš tų dienų likau savo kameroje 24 valandas, visiškai ignoruojamas, net nemačiau sargybinio. Ar tai nėra neteisėta? Argi ta valanda kieme man nepriklauso pagal įstatymą? 7 diena įsivaizduoja. Jis tarsi eina čia ir skelbia 6 dienos savo patirtį kalėjime ir dar svarbiau, kritikuoja žmonės, kurie sako, kad visa tai yra sąmokslo teorija. Taigi, Tate'o situacija darosi vis įdomesnė. Ką tik grįžau iš teismo posėdžio ir jie vis dar laikomi sulaikyti čia. Vyksta spaudos konferencija ir štai naujausia informacija. Svarbu žinoti, kad kai jie sako, jog jis yra kalėjime, iš tikrųjų jis yra sulaikymo centre. Todėl ar galite matyti vidun, nes įprastose kalėjimuose to nebūtų galima padaryti. Prokuratūra teigia, kad jie turėtų būti sulaikyti ir kad viskas turėtų tęstis taip, kaip yra dabar. Jie turėtų būti, nežinau, izoliatoriuje 23 valandas per parą, kartu su nusikaltėliais, žudikais ir žmonėmis, kurie, kaip manoma, kelia pavojų visuomeniai. Tačiau kai gynyba, o čia yra advokatų, kai jie sakė, ar galėtumėte pateikti kokį nors įrodymų, ką nors, ką pateikė Jungtinė karalystė, gynyba atsakė, na, mes nežinome, mes neturime visos bylos medžiagos. Gali būti, kad mums prireiks 60 dienų, kol gausime bet kokią informaciją ir visą bylos medžiagą, o tada ją gaus gynyba. Tai kaip jie apskritai gali ginčyti jų izoliavimą ir sulaikymą? Kaip jie gali dalyvauti sulaikymo posėdyje, kuris vyksta dabar? Turiuomenyje, mes turime pakankamai įrodymų, galime juos parodyti akimirksniu. Vaizdo įrašai Milto Bar TV sudarytos kompilacijos, kuriuose rodomi įvairūs jo pasakymai, įskaitant prisipažinimą dėl išprievartavimų ir kad aukos tuo mėgausis. Tačiau kalėjime yra ne tik jis. Jis kalėjime kartu su savo broliu Tristanu Tate'u, kuris daugeliu atžvilgių yra beveik toks pat problemiškas, jei ne to paties lygio. Tačiau aišku, kokia yra jų strategija. Tai priversti žiniasklaidą susimokyti ir sukurti pakankamą spaudimą apeliaciniam procesui, sakant,
kad nėra jokių įrodymų. Tai neturi prasmės. Jie tiesiog bando tai padaryti. Jie viską sufabrikavo ir panašiai. Ir jis netgi skatina žmonės išeiti į lauką su plakatais, pavyzdžiui, Teitas mūsų herojus. Aš tave matau, G, tiesa. Jis skelbia tokius dalykus iš kalėjimo. Stebėkite šį vyrą. Gerai visi. Šiuo metu esu prie kalėjimo, kuriame laikomas Andrews Teitas. Žmogau, aš čia nieko nematau, broli. Nė vieno žmogaus nėra. Nu tiesą sakant, lyja, bet broli, nė vieno žmogaus su plakatu ar protestu ar kuo nors, vyrai. Pažiūrėkite tai. Esu beveik tikras, kad ten viršuje tai turbūt vienas iš šių pastatų. Lietus pyla kaip iš kibiro, bet čia nėra nė vieno žmogaus. Kas vyksta? Na, aš nesu tikra, apie ką jis kalba. Galbūt Teitas viename iš savo milijono Twitterio įrašų iš kalėjimo arba jo socialinių tinklų komanda, kaip jau minėjome, teigia, kad žmonės stovi lauke ir protestuoja prieš šį beprotybę. Bet vėlgi prisiminkite, tai yra jų stilius. Jis bandė sukelti visuomenės spaudimą, nes supranta, kad kaip vieša asmenybė, Jungtinė karalystė bando jį parodyti kaip pavyzdį, kas nutiks, jei internete skleisi beprotiškas idėjas. Tiesiog primenu gerai, nes manau, kad tai svarbu. Jungtinė karalystė yra linkusi suimti visai ne tuos žmonės. Gerai, aš nesu toje pusėje, kuri mano, kad Andrews Teitas yra geras žmogus. Manau, kad jis yra bjaurus žmogus su bjauromis idėjomis. Tačiau Jungtinė karalystė labai lengvai suima žmonės, kurie kažką pasako socialiniuose tinkluose, bet atrodo turi šiokių tokių problemų, kai kalbama apie tikruosius prievartautojus. Ir manau, kad vien remiantis šių argumentų, internete yra daug erdvės žmonėms diskutuoti, ar Teitas iš tikrųjų pateko į bėdą ir ar jis iš tikrųjų yra problemiškas ar ne. Dabar aš pati žiūrėjau savo pasirimtus vaizdo įrašus, kurie man suteikė jausmą, kad nelabai svarbu, ar jie turi tikrų įrodymų ar ne. Tikrai yra dėl ko manyti, kad Teitas gali būti netoks nekaltas ir nuostabus žmogus. Na, pažiūrėkite į tai ir pasakykite, ką manote. Primenu, kad jis sukūrė visą vaizdo įrašą. Jis trunka 3 valandas ir 21 minutę. Jį peržiūrėjo beveik 10 milijonų žmonių, nors esu tikra, kad jis buvo žiūrėtas ir kitose platformose. Ir jis sukūrė visą vaizdo įrašą apie tai, kodėl jis suėmė. Taigi jis tam ruošiasi jau kurį laiką. Ne tik socialinių tinklų strategija yra tokia aiški, bet dar yra ir vaizdo įrašas. 3 valandų paaiškinimas, kodėl sistema tokia korumpuota. Turiu omenyje, akivaizdu, kad jis žinojo, jog tai įvyks. Bet trumpam pažiūrėkime, ką sako Tristanas. Leiskite jums pasakyti kai ką apie šį cigarą. Tai tarsi atimti nekaltybę iš tikrai gražios moters. Aš galiu tai patirti ir niekas kitas jos daugiau nebeturės. Akivaizdu, kad nekaltybės atėmimas tavęs nepadaro nusikaltėlę, bet tokio tipo vaizdo įrašai primena apie tai, kokį mąstymą turi šie žmonės. Tai šiek tiek geriau, tačiau tikrasis malonumas slypi tame, kad kažkas kitas norėtų tai turėti. Tai vulgarų, jie yra vulgarūs, šie vyrai yra vulgarūs. Nu paklausyk šitas tai visiška beprotybė. Ar aš blogas žmogus? Nes kuo labiau tau tai nepatiko, tuo labiau man tai patiko. Man patiko, kaip tu to nekentėjai. Tai mane jaudino. Kodėl aš toks esu? Kodėl? Kai mes mylėjomės, jis uždėjo ranką man ant gerklės ir smaugė mane tol, kol netekau sąmonės. Bet jis vis dar turėjo su manimi lytinių santykių, kai aš vėl atgavau sąmonę. Matai, daugelis žmonių tai įvardytų kaip problematišką įvykį. Aš esu vienas pavojingiausių vyrų šioje planetoje. Kartais tu pamiršti, kaip tau pasisekė. Kad tau pasisekė, jog tave išdulkinau aš. Ar norėtum, kad prispaušiau tave ir veršiau daryti tai, kas tau nepatinka? O gal tau tai nepatiktų? Galvojau, kad galiu su tavimi daryti, ką tik noriu. Štai kaip yra. Aš esu protingiausias žmogus šioje planetoje. O kitą dieną vienos mano akies baltymas visiškai paraudo. Pasirodo, tai gana dažnas reiškinys smurto artimoje aplinkoje atvejais, kai turiu omenyje... Žinote, tai yra tokio tipo vaizdo įrašai, kuriuos matote apie jį, tiesa? Ir kaip sakiau, taip pat yra Tristanas. Jie yra Olivija. Jėzau Kristau. Aš buvau antras vyras jos gyvenime, su kuriuo jį kada nors permiegojo. Gražios, didelės, natūralios krūtys. Tokia miela. Žmogau, jai skaudėjo kiekvieną akimirką, kai tai dariau. Bet man buvo gera. Tai kam tai rūpi? Dabar vėl yra tokie pasipūtę broliai, kurių visas įvaizdis yra mes kiečiausi, mes blogiausi, jie mėgsta taip girtis. Todėl negali būti tikras, ar tai iš tikrųjų tiesa. Bet būtent tokį turinį jie skleidžia internete. Ir tai yra jų požiūris ne tik į moteris, bet ir į save pačius, bei tai, kaip jie nusipelno visų šių dalykų. Ir aš turiu tokią teoriją, kad kai žiūri į žmogų, labai keista, kai jis atrodo visiškai tobulas, o tada padaro labai rimtą nusikaltimą.
Paprastai labiau tikėtina, kad būna buvę užuominų, jog šis žmogus nėra visiškai tobulas. Ir kai internete yra tokių žmonių, kurie nuolat kalba apie tai, ar ir kaip jie gali pakenkti moterims, kaip jiems tai patinka, kaip jie mėgaujasi, kai kitiems tai nepatinka ir visa tai. Riba tarp to, kas atrodo kaip smagus seksualus pokalbis ir to, kas iš tikrųjų gali visiškai netitikti moters patirties. Na, vadinkite mane genijumi, bet man atrodo, kad čia kažkas slypi. Prisiminkite, jie buvo suimti dėl 10 galimų netinkamo seksualinio elgesio atvejų. Na, 10. Man atrodo, tikslus skaičius yra 52 galbūt, nesu tikra. Galėsime tai perskaityti netrukus. Bet būtent tokius dalykus jie skleidžia internete ir dėl to jie yra prieštaringai vertinami. Tai viena iš priežasčių, kodėl jų nemėgsta. Vėlgi, čia ne tik toks elgesys, kaip tarkime netinkamai elgiausi su moterimis. Jie taip pat mėgsta pasakoti, kaip vertėsi merginų su neregimu. Man rūpėjo tik užsidirbti pinigų. Visas mano gyvenimas buvo toks. Aš naudodavausi seksu kaip įrankiu, kad moteris mane įsimylėtų, paklustų man, gyventų mano namuose ir man uždirbtų pinigus. To aš ir siekiau. Ta prasme, aš buvau suteneris. Būdamas kikboksininku, supranti, jei tau taip lengva apie tai kalbėti internete, tikriausiai esi nešvarus žmogus. Taip. Moterų viliotojas, suteneris. Kol kas esu patenkintas tais apibūdinimais, bet didžioji dalis mano pinigų nebuvo uždirbta kovojant. Iš tikrųjų, mano pinigai buvo uždirbti sutenerio versle. Sutenerio versle. Aš esu suteneris. Gerai. Ar jis vienas iš tų idiotų internete, kurie tiesiog nori parodyti, kokie jie svarbus ir kieti? Taip, galbūt. Bet taip pat, kai prieš tave yra tiek daug kaltinimų, tam tikrų momentų gali būti, kad kažkam tai nepatiko. Kažkokiai merginai nepatiko, kad suviliojote ją, kad jūs įsimylėtų, tam, kad galėtumėte ją išnaudoti, kelti internete netinkamą turinį ir uždirbti iš jos daug pinigų. Dabar jei pažiūrėsite likusią šio vaizdo įrašo dalį, galbūt prie to prieisime. Jis netgi pateikė strategiją, kurioje sako, įsitikinkite, kad paimate jų pasą, kad jos niekada negalėtų išvykti. Jis pasakoja smulkiai ir detaliai, kaip jo manimų vyrai gali skriausti moteris. Tai iš tikrųjų gana šokiruojantis dalykas, tiesa. Ir vien dėl tokio turinio atrodytų, kad kažkas kažkada galėjo juos suimti. Aš neapsimetu teisės ekspertė. Apie tai kalba daug teisės ekspertų. Aš žinau, kad yra labai didelis skirtumas tarp to, kai manai, jog kažkas yra nusikaltėlis ir tarp tikrų įrodymų, kuriuos reikia pateikti teisme, kad tą žmogų suimtų. Bet aš pasakyčiau, kad faktas, jog žmonės žiūri į šią bylą iš vyriausybės perspektyvos ir sako, taip, dabar turime ir moterų pasakojimų, kurios pasisako apie netinkamą elgesį. Tai reiškia, kad jūs nesate išprotėję. Jūs to tikrai neišsigalvojate. Ar jis liks kalėjime, jei jam pavyks įgyvendinti savo internetinę misiją ir sukelti visuomenės spaudimą, kad Amerika jo neišsiųstų Jungtinę karalystę, ko jis ir siekia? Nežinau. Bet pažiūrėkime šiek tiek jo įrašų platformoje X, nes man tai tikrai įdomu, tiesa? Taigi, jis yra prisegęs įrašą, kodėl mane suėmė. Čia jis kalba apie tai, kaip Jungtinė karalystė žlugo. Draugiškas priminimas visiems namuose. Jungtinės karalystės vyriausybei nerūpi moterys. Tiesiog priminimas visiems, tai Jungtinė karalystėje jį suėmė ir jie jį suėmė remdamiesi amerikiečių nurodytų teisinių pagrindų. Ir dabar Amerika turi patvirtinti Andrew Tate išsiuntimą į Jungtinę karalystę, o tai galėtų jį išgelbėti. Mes žinome, kad Jungtinė karalystė labai norėtų padaryti Andrew Tate situaciją tikrų cirku ir jis tai taip pat žino, todėl visuomenė spaudžia, kad tai būtų sustabdyta. Tai leidžia seksualinio išnaudojimo gaujoms dešimtmečiais vilioti aukas. Jie nesirūpina, jie net netiria to, jie net nežiūri į tai. Jie atvėrė sienas ir įsileido milijonus karinio amžiaus vyrų. Dievas žino, iš kur jie, be pasų. Niekas nežino jų teistumo iš abejotinų šalių. Vėlgi, čia jis tiesiog bando įrodyti, kad jie bando sukurpti bylą prieš mane. Nors iš tikrųjų jiems nerūpi. Ir dėl to aš su juo sutinku. Aš nemanau, kad Jekaterės vyriausybėje iš viso rūpi seksualinis išnaudojimas, ypač kai kalbama apie rasizmą. Jie mėgsta daryti pareiškimus, kurie jiems pelno visuomenės palankumą. O jiems suimti Andrew Tate būtų milžiniška pergalė. Tiesiog taip sutampa, kad nors tame yra tiesos, taip pat tiesa ir tai, kad Andrew Tate'as yra nemalonus žmogus, kuris galbūt turėtų būti suimtas už kai kuriuos savo poelgius. Dabar pastaruosius 4 metus man buvo taikoma viena ar kita suėmimo forma. Aš nejaučiau laisvės 40 ilgų metų ir niekada nebuvau nuteistas už jokį nusikaltimą. Procesas yra bausmė, tiesa? Taigi jis toliau kartoja šią mintį. Mes visą dieną vaikštome pirmyn ir atgal kameroje kartu. Aš jo taip aiškiai negirdėjau jau daugelį metų. Jis čia nuo tos dienos, kai atvykau. O tėtis man sako, niekada nepasiduoti. Nauja baudžiamoji byla, JK vėl žlugo. Anglija tiesioginė prasme byra. JK turime kiekvieną įmanomą problemą, su kuria gali susidurti visuomenė. Taip, taigi jisai vis kalba apie tai, kaip jie bando sukurpti bylą prieš mane. O Lizelė laukia, kol kas nors pasielgs teisingai, bet tai niekada neįvyksta. Tūkstančiai laiškų gauta išieškoti ekstoriją.
Jie sako, kad mes esame herojai, kad visi mus myli ir kad niekas jie ką netiki vyriausybė. Jie taip pat klausia, kodėl JAV su manimi taip elgėsi. Norėčiau turėti atsakymą. Čia jis pristato du skirtingus teisininkus, Robertą Barnesą ir Vivą, kurie diskutuoja, ar jis gali būti suimtas ar ne. Iš tikrųjų, man būtų įdomu išgirsti, ką jie turi pasakyti. Staiga, netikėtai, jis pradeda domėtis politika, maždaug metus, 1,5 metų, pradeda tikrai įgauti pagreitį, nes sugalvojo kūrybišką būdą, kaip pritraukti žmonės palaikyti jį ir jo žinutę. Ir tada staiga jis tampa Rumunijos vyriausybės baudžiamojo persekiojimo taikiniu. Vėlgi, sąmokslo teorijos, klausimai ir diskusijos, ar tai yra spąstai, ne, 11 diena, tai yra baudžiamoji izoliacija žmonėms, kurie nužudo savo kameros draugus. Gerai, taigi klydau, jis ten buvo ne 20 dienų, o beveik 11 dienų. Ir čia jis teigia, kad yra šiame specialiajame skyriuje ir žinoma, Grokas sako, kad jis nėra naudojamas išskirtinai kaip baudžiamoji izoliacija tiems, kurie nužudo savo kameros draugus, teroristams ar psichopatams. Dauguma kalinių laikomi administracinėje izoliacijoje dėl saugumo ir apsaugos priežasčių. Jis ten yra dėl kaltinimų išžaginimu, prekyba žmonėmis ir vaikų pornografija. Ir čia vėlgi jis arba jo komanda nuolat skelbia, kodėl jie mane suėmė. Jie vis vardyja visas vykstančias problemas. Mano blokė dabar yra gerokai mažiau pataisos pareigūnų nei tada, kai pirmą kartą atvykau į specialų izoliacijos skyrių. Čia viršuje jaučiasi keistai tylu. Aš niekada nesižudyčiau. Per 10 kalinimo dienų lauke buvau tik 3 kartus. 7 dienas po 24 valandas per parą praleidau užrakintą savo kameroje. Kokios yra Amerikos piliečių teisės? Sistema manęs nekenčia, nes tie, kurie turi valdžią, ją naudoja tik melui. Autentiškumas laikomas grėsme, nes mano autoritetas kyla iš to, kad įkvepiu milijonus jaunų vyrų visame pasaulyje. Štai kodėl jie manęs nekenčia. Kiek Epsteino draugų ginklais grasindami suėmė 15 JAV maršalų. Parašykite man į kalėjimą šiuo elektrojo pašto adresu. Jis vis kalba ir kalba, bandydamas sukurti šį dalyką. Ir manau, kad jis tikisi, jog tai padės jam būti paleistam. Pamatysime, kur nuves šį istoriją. Kaip jau sakiau, manau, kad abiejose pusėse yra tiesos. Aš nežinau pakankamai apie teisinį patikrinimą, kurio reikia, kad jis būtų suimtas. Ir kas nutiks toliau. Bet galiu pasakyti tik tiek, jei esi pakankamai kvailas, kad internete girtumėsi, kaip tau patinka užsiimti neteisėtą veiklą, tam tikrų momentų tai gali atsisukti prieš tave. Ir be to, jei ketini susikurti priešų vyriausybėje, jie taip pat gali bandyti surasti kažką, kas tave sukompromituotų. Tiesiog, toks yra pasaulio dėsnis. Ar vyriausybė gera? Nelabai taip manau. Ar Andrėjus Teitas geras? Esu gana tikra, kad ne. Ar įmanoma, kad visa tai sąmokslas? Taip. Ar įmanoma, kad yra ir daug įrodymų ir tai pagaliau Didžiosios Britanijos vyriausybė daro kažką, kad apsaugotų moteris? Taip, tai įmanoma. Kurį laiką dar nežinosime. Bet kokiu atveju tai yra Andrėjaus Teito ir Tristano Teito istorija. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.